Drąsiai galima teigti, kad nors patys kelininkai patarė atidėti kelionę savaitgalį dėl blogų oro sąlygų, pūgos, sniego slidumo ir taip toliau, jie patys ir dirbo iš peties. Naktį iš sekmadienio pirmadienį magistralėje po kelkraštyje stovinčio vilkiko galų palindo automobilis Mazda. Kas kitas, jeigu ne pats Mazdos vairuotojas, tiksliau nupasakotų avariją. Pastebėjau iš tolo, kad stovi fūra su įjungtais žibintais. Aha. Bet čia biškai buvo mano klaida, kad iš Vilniaus važiavom, daug fūrų važiavo su įjungtais. Labai blogas matomumas. Aha. Aš galvoju, kad jisai stovi. Bet priekiai važiavo mašina, lengva mašina. Jisai pastebėjo, kad fūra stovi ir išėjo, aplenkti. Aš jau antrą eilę. Aš pradėjau stabdyti, mane pradėjo nešti, jam iššyti, tam lengva mašina iššyti. Bet nėra kur dingti, aš susukau, kad į bordiūrą, tą atbojniką mūsų, bet mane kažkodėl nunešė į tą pusę. Į priešingą pusę. Automobiliu Mazda iš Vilniaus oro uosto namo vyko šeima, ten pasitikusi šeimos galva grįžusią iš reiso. Pusę kelio vairavo vyresnis sūnus, pusę grįžęs tėvas, kurio primirštiems vairavimo įgūdžiams aišku, kad nepadėjo vasarinės Mazdos padangos. O pradėjus aiškintis, ko čia naktį magistralėje sustojo vilkikas, paaiškėjo, kad jo vairuotojas, nusileidęs nuo Vėžaičių viaduko, sustojo kelkraštyje, kad pakeistų perdegusį elektros saugiklį. Neveikė valytuvai. Kol keitė saugiklį, po vilkiko galų palindo Mazda, o po to pradėjo lysti ir vilkiko vairuotojo promilės. 45 kuršėniškis vairuotojas Audrius matyt nesijautė labai tvirtai išvakarėse, iš Kuršėnų išvažiavo 1 valandą nakties, organizme turėdamas virš promilės alkoholio, kai mažiau policijos. Ir jis juk negalėjo tikėtis, kad naktį jis susiras Mazda su vasarinėmis padangomis, kurios ekipažas 5 žmonės patyrė įvairius sužalojimus. Yra ir sumušimų, yra ir kaulų lūžių. Tačiau visi 5 išleisti gydytis namo, o vilkikas areštuotas iki teismo sprendimo.